Išeinant, prieš akis prabėga visas gyvenimas per akimirksnį. Bet kai mirti nesinori, tenka per kelias sekundės prisiminti 14 kodo variantų ir išsilaisvinti, nes į tave visų greičių lekia kelios tonos mirtinai gniuždančio metalo. Susekti Arvydą ir Dianą. Galite man padėti? Žinoma, pasakyti lengva, tačiau padaryti? Ar stresas nepakirs brolio ir sesers? Į ranką. Kaskadininkas Saulius ruošiasi vienam įsimintiniausių startų. Kodai. Matau. Eina. Ar tau viskas gerai? Daugiau žino, daugiau moka, negu tu žinai. Negu suvokai. Ir dėl to visada yra įdomu. 4-7. Šaunuolis. Gerai, tu išsigelbėjai. Turite aiškiai įsivaizduoti užduotį. Turite tiesiog matyti save, siekianti tikslo. Įsivaizduokite, kaip jūs jo siekite ir pasiekite. Ir kuo jų tas triukas yra išskirtinis, kad jie visą tai daro ekstremaliom sąlygom. Nes vienas dalykas, kai ramio aplinkoje, grojant muziką, aš bandau atsiminti, bet kitas dalykas, kai tu pririštas, kai vieną kitą sekundę tau gali lemti, ar sėkmingai baigsi ar ne. Tai aš gal pats didžiausias nuopelnas jų, kad jie parodo, kaip atmintis veikia ekstremaliom sąlygom, nes tai yra pats sunkiausias dalykas. Mes žinom, kad kol viskas gerai, mes visi pakankamai sutvarkom su visko. Bet kai yra krizė, kai yra daug streso, va čia ir reikalingas treniravimasis.